Sveiki, esu padaręs ten video, kaip mumijų ir akmens aliejų kartu vartoti, bet kartais, sakot, užknisa tiek daug klausyti. Tai žodžiu, padarysiu trumpą, greitą informaciją, kaip vartoti būtent mumijų. Nusipirkit jūs tokį bankutį ir kai gaunat pakuotę, įdėkit greit į šaldymo kamerą, šaldiklį, ten 10-15 minučių, kad apstingtų viršus ir tada gražiai išsiims iš to maišelio ir tada įsidėsit į stiklinį kažkokį indelį. Ir turėkit va tokį indelį, uždarą ir labai viskas paprastai. Kas pradedat, pirmą kartą vartojat, daug nereikia. Gal tik tais, čia aš jau darysiu savo, tai truputį daugiau, bet šiaip ryžio dydžio gabaliukas. Šiandien varysiu sportuot, tai pasidarysiu tokį truputį stipresnį. Ir viskas dedat į vandenį, vanduo turi būti virintas kambario temperatūros. Gali būti iki 30 laipsnių šilumos, tada greičiau jisai ištirps. Ir šiltas vanduo iškart greičiau pasisavina. Tai va, išsitirpinat ir viskas, ir geriat. Žodžiu, pradedat nuo ryžio dydžio gabaliuką ir palaipsniui didinat. Vyrai gali iškart ant pusę žirnio dydžio gabaliuką, arba netgi tokį dydžio gabaliuką išsitirpint ir 150 ml vandens. Ir viskas, labai viskas paprasta. Kitas variantas yra, kam labai sudėtinga tai padaryti, nes ir skonis toks, ir kvapas turi tokį savo ir iškart galbūt nepriprantamą. Tai galit pasiimti tokį mažą gabaliuką, iškart dėti į burną ir su vandeniu užgert, bet tada reikia ilgiau prieš maistą. Geriausia yra pusę valandos prieš valgį, bet jeigu ten gabaliuką nuryja, tai iškart rytą, tarkim, atsikėlus galit suvartoti. Vartojam 3 kartus per dieną. Jeigu pirmą kartą, kad visas organizmas susireguliuotų, o toliau jau galim kažkaip pats organizmas, pats kūnas, jisai pasako, kada reikia, kada nebereikia. Tai va, tikiuosi viskas aišku, dar prie šitų video pridedu aprašymą ir visiems sveikatos. Iki.